Šiose žemėse nebuvo paskutiniojo ledynmečio. Parko teritorija priklauso prieš paskutinio pledėjimo suklostytai Ašmenos aukštumai, kur ilgą laiką buvo ledyno pakraštys, ten reljefas ypatingai nelygus, kalvotas. Paskutinio pledėjimo ledynų apsupta Ašmenos aukštumą tūkstančius metų kaustė gilus pašalas. Dabar įsiruošusi Dieveniškių istorinį regioninį parką reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Dieveniškės nuostabios gamtos ir unikalios gatvinių kaimų architektūros kraštas Šalčininkų rajone, kur dauguma gyventojų sudaro lenkų tautybės, vadinamas lietuviška sala. Kalbiname Dieveniškių istorinį regioninio parko kultūrologę Jūratę Barsulytę. Esame Dieveniškių istorinėme regioninėme parke. Mūsų parkas yra įkurtas 1992 metais su tikslu išsaugoti ir sutvarkyti gamtos ir kultūros paveldo vertybės. Tai yra vienintelis istorinis regioninis parkas Lietuvoje. Toks vardas jiems yra suteiktas dėl ypatingos geografinės padėties bei ypatingos etnokultūrinės padėties. Parke galima keliauti pėsčiomis, dviračiais ir automobiliais. Tiek pėsčiomis, tiek dviračiais, tiek automobiliais keliauti yra sudaryta po 2 patogius maršrutus kiekvienam. Keliaujant galima aplankyti daugybę gamtos ir kultūros paveldo objektų. Pagrindiniais objektais būtų etnografiniai kaimai, tai būtų Poškonių, Rimašių ir Žižmų kaimai, taipogi Bečionių pilkapis, ant kurio įsikūrė pirmoji gyvenvietė mūsų teritorijose. Be to turime daugybę gamtos paminklų. Tai būtų Stakų ąžuolas, Grybiškių ąžuolas. Taipogi parko teritorijoje yra daugybė pilkapių. Jų suskaičiuojama net iki 190. Tačiau lankytojai turėtų nepamiršti, jog lankantis parke jame galioja visose Lietuvos saugomose teritorijose galiojantis apsaugos reglamentai bei lankymosi taisyklės. Būkite mieli, atvykdami į parką, išsivežkite savo atsivežtas šiukšles arba bent jau nešiukšlinkite parko objektų teritorijos. Be to, prisiminkite, kad laužus galima kurti tik tam skirtose ir pritaikytose vietose. O kurgi tos vietos yra labai paprasta sužinoti. Jūs galite kreiptis į direkciją ir būsite informuoti apie visas vietas. Taipogi, užsukite į direkciją ir gausite detalius žemėlapius su sužymėtais maršrutais bei lankymai pritaikytomis vietomis. Šiuo metu esame Dieveniškių istoriniame regioniniame parke prie gausiausiai parko lankomų objektų, tai būtent Grybiškių ąžuolo. Grybiškių ąžuolo pavadinimas kilęs nuo šalia esančio kaimo. Grybiškių kaimo, kuriame gyveno Jonas Kuklys, tai yra asmuo radęs didžiausią Lietuvoje baravyką. Šis baravykas ir užaugo būtent prie mūsų ąžuolo. Baravykas svėrė 3,5 kg, tai yra iš tiesų daug ir jo kepurės skersmuo buvo 0,52 cm, tai pusę metro. Ir daugelis žmonių to netiki, bet tai nėra pramanyta istorija, tai yra tiesa. Šis baravykas įrašytas į Lietuvos rekordų knygą. Ąžuolas yra 26 metrų aukščio, jo apimtis yra 5 metrai maždaug ir jo skersmuo apie 1,6 metro. Manome, kad ąžuolui yra apie 500-600 metų. Šiuo metu jis yra puikios būklės, tiesiog nematome, kaip vešia jisai vasarą. Dar parke yra ir daugiau gamtos paveldo objektų. Vienas iš tokių yra Grybiškių pušis, visai šalia, Gaujos upės slėnyje gausi kadagių buveinė. Taipogi Gaujos upės slėnis yra labai turtingas Lietuvos orchidėjinių šeimos augalais, būtent gegužraibėmis, kurios yra įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Taipogi Gaujos upės slėnyje gyvena labai daug riešlių, kas yra itin svarbu ir manau kiekvienas galėtų atvykti ir pasiklausyti jūsų nuostabaus skleidžiamo garso. Taipogi didžiuojamės, kad mūsų parke gyvena šiaurinis ir didysis auksinukai. Esame Poškonių pilkapinė. Pilkapė yra gausiausia parko objektų grupė. Parke pilkapė priskaičiuojame viso 190 vienetų, iš jų 42 yra tyrinėti archeologų.
Šiuo metu, kaip jau minėjau, esame Paškonių pilkapinė, kuris yra datuojamas maždaug 5-6 mūsų eros amžiumi. Paškonių pilkapynas susidaro iš 24 pilkapių, 4 iš jų yra tyrinėti profesoriaus Tautavičiaus. Tyrinėjimai paskutinį kartą vyko 1952 metais. Taigi pilkapiai. Pilkapiai yra laidojimo vieta, kaip mes visi žinome. Mūsų pilkapiai yra visi degintiniai. Tai yra pati pradžia buvo tokia. Įrengiama maždaug 3-4 metrų aikštelė. Jos centre būdavo padedami iš laužo likę likučiai kartu su pelenais ir padedamas akmuo. Virš to buvo supilamas sampilas smėlio ir dar kartą apdedamas akmenų vainiku. Kodėl buvo apdedamas akmenų vainiku? Na, iš tikrųjų yra daug nuomonių. Manome, kad tai yra mitologinis dalykas, kadangi, kaip žinome, ratas apvali forma simbolizuoja iš tikrųjų užbaigtumą. Tai viena vertus yra užbaigtas vieno žmogaus gyvenimas, jis iš vieno gyvenimo, tai iš gyvųjų gyvenimo, pereina į mirusį pasaulį. Taipogi ratas yra riba. Vienoje pusėje, kaip jau minėjau, gyvieji, kitoje mirusieji. Pagrindiniai įkapiai yra balnakilpės, saktis, dažniausiai žalvarinės. Taipogi yra degintinių kapų, kuriuose buvo palaidoti asmenys su žirgais. Pilkapiai iš esmės buvo skiriami vienam asmeniui. Tik tais vakarų Lietuvoje yra pilkapių, kurie buvo skiriami grupiai žmonių. Rytų Lietuvoje tokių pilkapių yra nerandama. Stebina šis pilkapis, kuris yra man už nugaros. Tai yra didžiausias Paškonių ir apskritai mūsų parko teritorijos pilkapis. Jos skersmuo yra 22 metrai ir aukštis 2 metrai. Tokių didelių pilkapių Lietuvoje iš tikrųjų yra labai nedaug. Kodėl jis yra toks didelis? Na, mokslininkai, archeologai mums neatsako į tą klausimą. Yra labai sudėtinga spręsti. Viena vertus, manytume, kad šis pilkapis galėtų būti skirtas dideliai grupiai žmonių. Kita vertus, tai prieštarautų principams laidoti viename pilkapyje vieną asmenį. Tačiau gali būti, kad įvyko kažkokie kataklizmai, gal gamtos nelaimės arba ligų protrukiai, kurie galėjo sąlygoti laidojimą vienoje vietoje. Viena iš versijų yra, kad tai galėjo būti palaidotas ypatingas žmogus. Galbūt nusipelnęs bendruomeniai, karžygys ar tiesiog aukštesnio rango toje bendruomenėje žmogus. Viena svarbiausių Dieveniškių istorinio regioninio parko kultūrinių vertybių yra etnografiniai kaimai. Žižmai, Rimašiai ir Paškonis įrašyti į Lietuvos vertybių registrą kaip medinio architektūros paveldo pavyzdžiai. Šių kaimų pagrindinis akcentas yra gatvė. Kaimai susiformavo Valakų reformos metu. 16 amžiaus viduryje Bona Sforca, Žygimanto Augusto mama, inicijavo Valakų reformą, kurios metu ir susikūrė mano minėti kaimai. Pagrindinis reformos tikslas buvo suskirstyti žemę valakais, o valakus į rėžius. Valakas yra maždaug 21 hektaro ploto žemės sklypas, suskirstytas siaurom žemės juostom vadinamaisiais rėžiais. Rėžį gaudavo kiekvienas baudžiauninkas ir jame turėjo įsitekti visas jo gyvenimas, tiek gyvenamieji pastatai, tiek ūkiniai. Siaurame ir pailgame žemės sklypėje rėžyje tekdavo įsitekti su visais pastatais. Todėl labai dažnai gyvenamieji ir ūkiniai pastatai sudarydavo vieną bendrą objektą. Gyvenamoji pastato dalis būdavo orientuota į gatvę, toliau sekdavo ūkinių pastatų dalis, visą kiemo erdvinę struktūrą vainikuodavo klonai. Esant labai siauriems rėžiams, gyventojai, norėdami sutaupyti vietos, dalindavosi bendrų kiemų. Tai yra, dvejos sodybos turėdavo vieną bendrą kiemą. Puošybos elementų yra labai nedaug. Galima teikti, kad puošyba yra skurdi. Puošdavo dažniausiai langines ir laukujės duris. Pagrindiniai puošybos elementai tai būtų žalčiai, taipogi žolių, gėlių motyvai. Esame prie vadinamojo Norviliškių vienuolyno. Iš tiesų, šis pavadinimas nėra visai tikslus. Šis pastatas mano už nugaros buvo pradėtas formuoti
kaip Palivarko centras. Grafas Šoca 15 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pradžioje pradėjo statyti šiuos rūmus, kad galėtų sukontroliuoti baudžiauninkus atliekančius mažą teritoriją. Tačiau netikėta mirtis lėmė tai, jog šis dvaras atiteko jo žmonai, kuri vėliau perdavė šį pastatą pranciškonų vienuoliams. Atvykę pranciškonų vienuoliai čia puikiai veikė iki 1830 metų, kai po sukilimo caro valdžia išvijo pranciškonus į Naugarduką. Vėliau šias patalpas perėmus caro kariuomeniai čia buvo įkurtas kareivinės. Esame Švedų miške prie Moko akmens. Dieveniškių istoriniame regioniniame parke yra daugybė mitais ir legendomis apipintų akmenų. Moko akmuo yra Dieveniškių pilkapyno vietoje, todėl gali būti, jog jis buvo naudojamas kaip kulto objektas senovės žmonių laidojimo papročiuose. Dieveniškių krašto moteris nuo seno garsėjo savais audiniais. Ekspozicijoje eksponuojamos placenkos, naudotos kasdienėme gyvenime, bei lovatėsės vietinių vadinamos atbirankomis, išsiskiria savo ypatingų grožių, specifinę atlikimo techniką bei atspindi pagrindinius kraštui būdingus audimo būdus, raštus bei spalvinės gamas. Taipogi eksponuojamos juostelės, kurios buvo naudojamos vyriškiems marškiniams pasirišti, prijuostėms bei išginant gyvulius pavasarį į pievas. Atvykę į parko direkciją rasite ne tik gausią audinių kolekciją, tačiau ir vietos gyventojų senovėje naudotus darbo įrankius. Dieveniškių istorinis regioninis parkas tai vieta, kur ne tik saugomos gamtos ir kultūros paveldo vertybės, kraštovaizdžio ir biologinė įvairovė, bet ir sudaromos sąlygos su jomis susipažinti, nuolat plėtojama rekreacinė veikla. Kad nepakenkti viskam, kas saugoma, nepažeiskite parko lankymo taisyklių. Saugokime tai, ką sukūrė gamta ir žmogus.